Tu pritraukiai savo dažniu šį įrašą, šį video, kuriame tau visata perduos kažkokią svarbią žinutę. Klausykis atverta širdimi. Ne ausimis, o širdimi. Šiandien turbūt yra tavo laikas, kai tu ieškai savo atsakymų. Tau protas vis užduoda daugiau ir daugiau klausimų. Ir nieko tu nebesupranti. Tai žinok, jog viskas su tuo yra gerai. Bet labai yra svarbus momentas, jog tu rastum savo laiko ir tylos erdvę, kurioje galėtum atsisėsti ir pabūti tyloje. Nes tik tyloje galėsi rasti sau visus atsakymus. Ir jie slepiasi tavo giliai širdyje. Ir jeigu tau šiandien atrodo, kad visata tave kažkaip baudžia, kažko tau neduoda, tu prašai, tu maldauji ir vis tiek niekas nevyksta, tai žinok, jog tu tiesiog reikalauji, o paimk ir padaryk atvirkščiai. Paleisk, nebelauk, nebeprašyk, atsiduok tai būčiai, pažiūrėk, kas vyks. Tiesiog atsikelk su kiekviena nauja diena ir įsivaizduok, kad tai yra naujas tavo gyvenimo etapas, kaip tas baltas lapas. Ir klausyk savo širdies. Klausyk, ką jinai tau lieps padaryti, kur eiti, ką kalbėti, galbūt kažkam paskambinti. Tiesiog viską daryk tai, ką lieps tavo širdis. Ir kai paleisi tą kontrolę, kai paleisi tą norą, aš turiu, aš privalau, man turi būti, nes aš taip užsinorėjau, pamatysi, kaip viskas greičiau pradės dėliotis. Ir netgi taip, jog tu pamatysi, kad net apie tai galbūt kažko net nepasvajojai ir nepagalvojai. Ir tik tai todėl, kad tau visata dar kartą parodys, kad tu gali šitame gyvenime turėti daug daugiau negu prašo, o tai dažniausiai prašo, reikalauja, kontroliuoja tavo protas. O širdyje yra tavo balsas, tylus, bet tuo pačiu ir labai garsus, kurį tu gali išgirsti tik būnant tyloje su savimi. Atsisėsk ir pagalvok, o ką tu mėgsti labiausiai veikti? Kas džiugina tavo širdį? Kas tau patinka? Galbūt vaikščioti, galbūt sportuoti, galbūt šokti, galbūt piešti, galbūt dainuoti, galbūt dar kažką. Ir daryk tai. Būk tame tai, kas tau patinka. Nes tai, kas tau patinka, dar greičiau priartins tai, ko tu iš tikrųjų nori iš savo širdies. Nėra prasmės greitinti įvykių. Tiesiog tu greitindama save tiesiog kaip apgauni. Tai yra iliuzija, kad tu gali kažką pagreitinti. Viskas įvyks tada, kada ir turi vykti. Ir todėl šiandien, jeigu taip ilgai lauki, vis dar to nėra, tai ir tame yra labai didelė prasmė. Ir ši žinutė, jeigu tu ją išklausai iki dabar, tai yra patvirtinimas,
kad tu tai gali padaryti, kad tu gali paleisti savo kontrolę, paleisti labai nori, o tiesiog priimti vidinį sprendimą, žinojimą, galbūt, kad tu jau tai turi ir viskas, paleisti ir pamiršti. Dar visada tau sako, kad kiekvienas sutiktas žmogus, kiekviena asmenybė, tu per ją gali taip pat išgirsti savo labai svarbias žinutes. Tai yra kodas. Ir galbūt tą minutę bendraudama gali nesuprasti, o kągi norėjo tas žmogus tau perduoti. Bet prieš miegą tau gali ateiti visi atsakymai. Aiškus, konkretus, kur nėra jokių abejonių, kur nėra jokios nežinios, tiesiog yra vidinis, tvirtas patvirtinimas. Aš tai jau žinau. Ir kai tu žinai, reiškia tai, ko nemato tavo akys, visata jau tau tai ruošia. Daro, kuria planą, kaip tu link to prieisi. Todėl tavo abejonės, kurios dar vis yra, pažvelk joms į akis, priimk jas ir paleisk. Ir padėkok joms. Ir dabar žinok, kad visata tavim rūpinasi, kad visata tave myli, kad visata tau viską duoda tai, ko tau labiausiai reikia šią minutę. Žinoma, tavo protas jisai visada susilygiuos su kitu, pasilygins, kas aukštesnis, kas žemesnis, kas turi daugiau, kas turi mažiau. Bet ar tai yra svarbiausia? Juk svarbiausia yra būti žinojime, būti toje tyloje, kurioje tu esi rami, tu esi harmoninga ir tu pasitiki viskuo, kas net jeigu ištiktų kažkas pagal protą, gal net ir nemalonaus. Bet pagal visatą tai nėra nei malonu, nei malonu. Nei teigiama, nei neigiama. Tai tiesiog vyksta. Ir kuo lengviau tu priimsi viską tai, kas vyksta, tuo viskas paprasčiau ir greičiau dėliosis dar dėl tavęs. Todėl leiskis į šią kelionę, atverk savo širdį, nuramink savo protą, įsijunk galbūt muziką, o galbūt padainuok, o galbūt papiešk ir pajaus, kaip tau gera akimirkoje. Pabūk čia savo būsenoje. Nors ir už lango galbūt siaučia uraganai, lyja lietus, nėra saulės, bet tau širdyje taip gera, taip ramu ir taip nuostabu. Ir jeigu tu tai vis dauginsi šitą būseną, šitą malonumą, tavo gyvenimas vis gerės ir gerės. Atrodo, kad pakliūsi į srautą, kuris tave tiesiog neša. O tave visada nešė visata lyg ant rankų. Bet tu vis stabdei įsikibusi, kontroliavai, norėjai, kad būtų tik taip ir ne kitaip, nes tu nežinojai, kiek gali būti begalybė naujų galimybių. Begalybė naujų žmonių, naujų resursų, naujų galbūt pinigų, naujos sėkmės ir tos tyros,
beprotiškai nuostabios, neapsakomos būsenos, kurią gali pajausti tik tai tu. Ir kai tu jauti tą būseną, tada pradeda visa visata jausti. Ir tada žmonės pradeda ateiti pas tave. Pradeda stebuklai vykti, galimybės. Ir vieno tik tai to tau ir reikėjo – sustoti, nerti, mėgautis, kas tau patinka ir viskas pildosi savaime. Taip kaip tu kvėpuoji ir nekontroliuoji kvėpavimo, taip kaip tu nekontroliuoji, kada pajudinti ranką arba pasukti galvą, nes viskas vyksta savaime. Taigi, priimk šį visatos ženklą, atsiverk širdimi ir padėkok. Padėkok sau, kad visą tai išgirdai ir priėmei. Ir apkabink save. Apkabink save taip stipriai, kaip niekada nebuvai apkabinusi. Ir pajausk, kaip iš tikrųjų myli, gerbi, girdi save.